Labą dieną visiems. Ir šiandien aš noriu parodyti, kaip jūs galite panaudoti CLFI-W keliose vietose. Tai yra panaudoti ne tik užkraunant licenciją, bet ir užkraunant naują hubą, kuris mums su sudėtiniu procentu atneša tikrai labai didelį pelną. Tai užeinam į savo CloudK, pasiimam tos dienos primainintus CLFI-W, jau šitą visą žinom, kad spaudžiam claim, ateina pinigai mums į piniginę, aš dabar einu į valetą, atsidarau savo valetą, pasižiūriu, kiek pas mane yra CLFI-W ir jeigu aš noriu, jau pas mane yra 14 CLFI-W, jeigu aš noriu ne į licenciją krauti, kad būtų pilnai užkrautos, bet noriu užkrauti naujai nupirktą hubą. Tai aš tiesiog jums parodau, kad aš nusipirkau bandymui pirmai pradžiai, yra Omnify puslapį, DeFi 360, Nodec, spaudžiu ir čia galiu paspausti, kai atsidaro Nodec šitą mygtuką. Tai man atsidaro mano hubas, kurį aš nusipirkau už $100 ir aš jį pradėjau užkraudinėti. Tai kadangi aš jau čia dalį pinigų įdėjau, tai noriu parodyti, kad man kiekvieną dieną ateina tam tikras pinigų kiekis. Šitas atėjęs pinigų kiekis LRKW, jis prisisumuoja prie tos sumos, kuri jau yra, todėl, kad aš įjungusi AutoLink sudėtinį procentą. Tai čia kiek yra iš viso jau pas mane atėję pinigų, čia šita suma didėja, čia lygiai taip pat didėja su sudėtiniu procentu. Jeigu aš noriu išsivesti tai, kas man per dieną prikapsi, aš atjungiu AutoLink, tada man, kas prikapsės per dieną, ateis į apačią, čia LRK ir matysiu M-lyg ir galėsiu juos išsivesti. Bet kadangi aš kol kas išsivesti nenoriu, aš noriu pilnai užkrauti šitą hubą, o kodėl aš noriu jį užkrauti? Todėl, kad čia yra simuliatorius, aš galiu pasiskaičiuoti. Šičia yra mūsų visi įrenginiai, skirtinga vertė. Mano šitas yra Minimax už $100 ir aš į jį galiu užkrauti nedaugiau kaip už $1000 M-lyg. Tai jeigu aš neišsiminėsiu pinigų metus laiko, tai užkrovusiu už $100 pas mane bus su sudėtiniu procentu $1792 M-lyg, jeigu aš parduosiu pagal šios dienos kainą. Bet jeigu aš paliksiu užkrautą hubą 2 metams, pas mane pinigų suma jau matot kokia kita. Jeigu aš paliksiu 3 metus, 5000, nes sudėtinis procentas tai yra, kaip ten sakė, 8 pasaulio stebuklas. Ir jeigu jūs kaip investuotojai turite kantrybės ir suprantate, kad pinigai didžiausiai yra laike, tai išlaukus, tarkim, 5 metus, jūs iš 1000 pasidarysite 18 000. Tai ką aš darau, tiesiog jums rodau. Kadangi pas mane jau yra čia CLFI-W, kaip ir sakiau, jas galima užkrauti neužkrautą licenciją, bet jeigu aš noriu užkrauti naują hubą, ką aš turiu daryti, aš turiu išsivesti, aš išsivedu, pasirenku CLFI-W, išsirenku, kad eis į Omnify puslapį, pasirenku, kad aš noriu 100% ir man sako, ateis moneta M-lyg. Viskas gerai. Aš sutinku su sąlygom ir išsivedu savo pinigus. Įsirašau Google'ės autentifikatoriaus kodą. Tuoj sekundėlę aš jį atsidarau. Taip. Įsirašau kodą. Ar praėjo ar ne, nes ką tik pasikeitė, ko gero nepraėjo, naują rašau. Taip, tvirtinu. Ir iš CloudK pinigai iškeliavo, galiu pasižiūrėti valetą, iškeliauja momentaliai. Pasižiūrim, jau pas mane CLFI-W CloudK puslapyje nėra, bet užtat atsirado pinigai pas mane Nodec'e. Va štai kur yra Omnify puslapis, Nodec,
pas mane atsirado pinigai. Va, žiūrėkite, depozitas. Aš atsidarau valete depozitą. Pati valetą atsidarau. Ir matau, kad pas mane atėjo 14,27 lik. Tai, ką aš iš ten išsivežiau. Man dabar juos reikia įdėti į naują hubą. Tai, ką aš darau, panašiai kaip ir CloudK. Lygiai taip pat einu į naują hubą. Va štai mano naujas hubas. Ką aš darau? Spaudžiu mygtuką link plus. Jau čia pas mane kažkiek įdėta. Pasirenku monetą, lygiai taip kad kaip ir ten. Čia daugiau nieko nepasirinksi, tik tai M lyg. Spaudžiu 100%, todėl kad noriu užkrauti visus pinigus. Ir spaudžiu įdėti. Ir start. Viskas pas mane pinigai keliauja į naują hubą. Aš dabar pasižiūriu valete, ar tikrai neliko pinigų. Taip, valetas. Taip, visi pinigai nuėjo į naują hubą. Šitokiu būdu aš po truputį užsikraunu savo naują hubą ir jis su sudėtiniu procentu man kiekvieną kartą atneš vis daugiau ir daugiau pinigų. Tai čia tikrai verta išnaudoti CLFW ypač tiems, kas užkrovęs pilnai savo licencijas, kiekvieną dieną gauna CLFW, nes tai yra pinigų generavimo mašina, jums generuos CLFW dar 2,5 metų ir išnaudokite šitas galimybės. Taip, jūs galite CLFW išsivesti į biržą ir parduoti. Išsivesti į biržą jūs galite Coinbase, nes Coinbase biržoje kol kas tik vienoje yra CLF, bet rugsėjo 15 bus pajungta ir daugiau biržų. Tai va čia, jeigu jūs išsivesite, kad jūs norite, to aš jums parodysiu CLF, va, tai yra keitimas į lyg, o lyg galit pasikeisti į dolerius, tai tikrai galite CLFW išsivesti, CLFW galite užkrauti licencijas ir su CLFW užkrauti naujus hubus. Tai yra 3 galimybės ir tai yra labai puikia proga pinigus padidinti, nes pinigai per laiką generuoja labai didelius pinigus. Pasinaudokite šitą galimybę, o viską, hubus naujus, jūs galite surasti Omnify puslapį, kur yra shop parduotuvė. Užeinate į naują parduotuvės puslapį Horismile ir čia yra visi hubai. Tai pabėgo, to atsiverčiu iš naujo. Tai už 100 tai yra virtualus, o visi kiti nuo 500 yra fizinis hubas, kurį jūs gausite. Ir iki rugsėjo 7 dienos, jeigu kas turite EuroK promo, tai tikrai galit pasinaudoti, susimokėti 80% už šitą hubą tais pinigais, kurie dabar jau pas jūs yra. Tai tikrai naudokitės progą, analizuokite, studijuokite, kompanija tikrai duoda superinės galimybės jums pasididinti pinigus. Gerų jums pelnų ir uždarbių.